Pažiūrėsim, bet triggerdu, pradėdami žinias. Čia greitai atšankmenam. Nesins įvykis. Sumažinam. Traffic soundai labai blogai. Sumažinkim skaičių. Iki 20. Sensitivity geras. Ir va, Death Trigger 2 aš šitą žinimą planavau filmuoti labai jau buvau nufilmavęs epizodą, bet kažkas atsitiko su mano filmavimo programa ir prieš mėnesį buvau nufilmavęs šitą epizodą ir kažkas atsitiko su mano programa ir galiausiai viskas užsibaigė prastai. Visose turi tokie dalykai atsitikti visose žiniuose. Duok man dar soundus, reikia prisimažinti. Back. Jau manau, kad viskas. Išsitraukom ganą ir dabar viską šaudom, to kol kas man nieko nereikia šaudyti, ta prasme nieko nereikia spūdėlioti, bet jau kitą misiją reikia. Nu, galėsim, aišku, jeigu nenoram, tai ir nereikia. Niekas mus per prievartą neverčia visus spūdėlioti mygtuku ant ekrano. Gal kam patinka, kad užjuosis, kad daro. Man, pavyzdžiui, nepatinka, kad aš būtinai persitikęs. Tai va, bažnyčia. Aš nerodžiau, iš prastų pačių misiją aktyvauti, bet pas man nieko nebuvo, tiesiog ilgas loading screenas, kurio man tiesiog video saugumas padidėtų ir nieko mūsų nebūtų įvykę, bei man daugiau laiko užimtų įkelt. Bei man reikėtų prasukti, aišku. Ir daugiau vietos man telefoną užimtų. Bet vis tiek nustatyta, kad viskas keltųsi į SD kortelę. Aš atsiprašau už pašalinius garsus, nes tokia ir mano atsiprašau už pašalinius garsus, bet esu nepilnametis ir gyvenu ne vienas. Aš iš tiesų, aš jau buvau perėjęs Death Trigger 2 senokai. Ir buvau jį ištrynęs, nes maniau, kad atsižaidžiau ir nieko tokio, bet paskaičiau naujausius update'us, jie iš tiesų update'ino misijas. Prasidėjo daug naujų misijų, tai pažiūrėsim, ką jie pridėjo. Nemanau, kas iš šito žinimo, nes Death Trigger tiek pirmoji, tiek antroji buvo vos išleidę. Ai, nekas. Spaudžiu, aš nesenai buvau žaidęs Modern Combat. Visai biškį nemalaimė buvo atsitikas. Palauk. Ką aš noriu pažiūrėti? Ai, taip, performance. Ar ne? Ne, kas nors šitą pritraukti nuo to, bet... Nes, sakykime, kai žaidžiau tą Modern Combat, kaip sakau, tai ten reikia paspastinti ginklą, kad pas užsireloadinti. Tai čia yra specialiai mygtukas. Ai, čia naujovė, kad tipo, šitam žinime kitaip negu Death Trigger pirmoje galim sakyti kitų veikėjų. Death Trigger pirmas tai buvo šaudimas viską, kas juda. Kažkokių dėžių rinkimas buvo tam tikrą laiką išgyveno. Čia irgi panašiai, bet čia bent jau istorija kažkokia. Ten irgi, bet ten kaip kam Resident Evil skaitai. Tai va. Kažkaip stalo patrankiau. Aš pradžiu nufilmuosiu tik tutorialą. O vėliau pažiūrėsim. Nes jau kaip Resident Evil jau 2 epizodai įkalti. Prieš 6 minutės, kai jums įspėlė šitą Resident Evil 4 kaip 2 epizodai nufilmuoti. Prieš 6 minutės skėlė. Dabar kaip filmuoju, prieš 6 minutės įskėlė antras epizodas, tai jei norėjot žiūrėt, jei nenorėjot nežiūrėt, tai aš kaip ir pradėsiu telefoninių žinimų, gal nežinau,
San Andreasas turėtų greit išėti. Tai va tada būtinai žaisim San Andreasą, tai būtinai. Nes nuo San Andreaso mano nostalgija milžiniška. Tai buvo mano pats pirmasis normalus žaidimas. Atsimenu, iš darželio mane tėvai pasiėmė. Čia buvo 2005 metais. Taip pavažiuojam namo ir sako, kad po tavęs namie kompas laukia, nes po krikštaklis paliko. Tai va. Ir... Hey, honey, I've changed my mind. You have less than 2 minutes to get here, otherwise I'm gone. Ai, kekšė. Kekšė. Šliucha. Nice. Ne, kas per bobą taip sako? Ją išgelbsti, sako tipo, aš taip sugalvoju. Man gal nereikėtų taip vadintis. Iš to gali būti blogai. Nu gerai, aš čia nešaudysiu be reikalų. Jo, visi išmirė. Tai va. Dėl to kompo gal čia užkrus geriau papasakosiu, kadangi ten dar bus plius dalykų, kurių negaliu praskambinti, tai atgrįžau. Ir ten San Andreasas buvo įrašytas savo blemba. Dar 2.5 vos išėjęs GTA buvo taip šviežias, aš dar tu nemokėjau vykdyti. Ką žodžiu. Username'as. Šitus užpildysiu jau vėliau. Taigi, dėkui žiūrėti ir iki.